laiko spalva ir mikrofonas. Aš tuo metu kamerą tvarkiausi, kai tu man paskambinai. Ja. Tai nu tai pažiūrėsim namie tada šiandien, matysim tada. Jo, aš Gerai? tiesiog garsiai pamaščiau. Gerai. Nes panašu, kad į darbo pokalbį netėjau. O ryte nusintai žinutę ar vėl nenusintai? Nusinčiau, kaip tu padarai, davai mintį. Taip, kad dar spėtų atvažiuoti, jeigu pamiršau. Reikia iš Pusė 12 Nu, tame tarpe. tai tau iš pat ryto reikia nusiųsti, o tu parašai, kad tai pranešk, jeigu nedalyvausi, ar ne? Tai su šitą jau perkėlasi po 1 valandos. Nežinau, šiaip kiti būna atrašo, ačiū, būsiu. Tai jo. Bet iš to, jeigu nieko netrašai, neateis ir viskas. Tau reikia žinutėgi parašyti, sakyk, prašau, parašyk, ar tikrai ateisi, ar ne. Ir viskas. Jeigu net sako, nieko iš neateis. Taupyk savo laiką. Ne, tai aš sėdžiu prie kompo darausi darbus, bet... Nu jo, bet sakau, vis tiek taupyk savo laiką, nes matai, kiek daug neateina. Nežinau, dabar apsiliginai nedaug neteina. Ne? Taip kaip buvo čia prieš metus 2, tai ten buvo pats blogiausias variantas, dabar tai viens kits neteina. Nu, bet dabar tu žinutės siunti. Nu, ar žinutės, ar dar kažkas neįsivaizduoja. Na gerai, važiuoju tada. Iki. Reikia. Važiuojam? Važiuojam. Tai turiu šiandien laisvą dieną, tai vat alų vežu. Buvau susitikime dėl VAFO. Gal nuo laisvos dienos pradėsiu, ne? Tai manęs vis sutikus klausia, kaip aš. Kaip, negaliu sakyti, kad labai gerai, nes būna ir geresnių laikotarpių, bet ką darysi. Tai sugalvojau palyginimą, kad žmogus galėtų geriau įsivaizduoti kaip man, tai va, jeigu aš turiu normalų savo darbo grafiką, nu, namų grafiką, šiaip tiesiog grafiką savo gyvenimo, tai turiu 24 valandas, ne? Kaip ir visi. Tai dabar aš turiu minus 11 valandų maždaug. Nu, tai kokį 13 valandų mano para trunka. Va taip ir gyvenu. Tai turiu sulysti 13 valandų be išeiginių ir nieko. Nu, bet čia toks etapas būna. Praeis. O dėl VAFO buvom sutikę to erdvėj pasirodyti, ten dabar remontuoti erdvę pradėjo. Festas tikrai bus, tikrai ten. Tik tai bus švaresnės sienos, tvarkingiau padaryta, nes ten daro padėlio aikštės. Išnuomavo ilgalaikę nuomą. Tai festo negali atšaukti, nes jau sutarta pinigai sumokėti avansai, viskas. Tai tiesiog bus tvarkingiau, o po to bus padėlio aikštė. Bėda yra tame, kad tokiu atveju aš neturiu erdvės greičiausiai kitiems metams. Vėl reikės ieškoti kažkokios erdvės, vėl reikės ieškoti, kur daryti. O Vilniui, kaip žinia, yra bėda su erdvėm dideliem festivaliams, renginiams kažkokiam. Čia šitą per didelė stipriai erdvė, bet geriau per didelė negu jokios, ne? Tai kitais metais vėl kažkur būsim, galbūt tam to pačioje teritorijoje padarys, aš nežinau, sakė kažką galvoja. Dar neaišku, bet yra taip svarbu. Tai šiemet tikrai bus, kur buvo Vilniaus baldai, Savanorių 178. Nupiešim piešinuką kažkokį, tai atsiūsim jums, kad tikrai matytumėt, kaip įvažiuoti. Padėsim ženklus prie kelio, kad tikrai ateitumėt ten nuo stotelės labai arti eiti. Galėsite ateiti. Tai va, tai gausim planą, įsidėliosim jau planą. Pradedam su bravarais derinti alaus siuntimą, nes kai kurie labai faini, kai kurie ilgai užtrunka. Ir plus visokie dokumentai tvarkymaisi. Tai VAFE kol kas turim 36 dalyvius neturim, nes dar vieni sidrininkai atsirado, turėsim 4 sidrus. 4 sidrininkai, įsivaizduojate, tai bus ne tik alaus, bet ir sidro mylėtojams didelė šventė. Labai faina. Nu ir varom. Tikrai, belie kiek visko daryti yra, o aš turiu, kaip ir minėjau, 13 valandų per parą. Dabar nuvešiu alų, tada varau su vaikais visais į televizijos bokštą. Kodėl varau į televizijos bokštą? Nes buvau pažadėjęs vaikam parodyti televizijos bokštą.
mažiukai mano net nėra buvę. Ta proga visa šeima nuvarysim. O kartu turiu ir gavęs kuponą. Pasivaikščiojimo Telizos bokšto kraštu, tai nežinau, kaip ten bus. Pačiam. Ar atlaikys kojos, ar tikrai išstovėsiu. Aišku, pririštas esi, bet vis tiek gal tas psichologiškai padės, nes kai buvom Norvegijoje, turbūt esate daug kas matė, kas mėgsta keliauti. Norvegijoje yra kalnai eini, ateini tokias kiaušinio formos akmuo įstrigęs tarp dviejų kitų. Tai aš ten buvau kažkada, buvo šlapė, lyjo tuo metu. Aš priejau prie to akmens, ant jau užlipti ir negaliu užlipti. Nu, kojas neina ir viskas sustoja. Pirmą kartą gyvenime tai buvo, kad protas sako, tau ten nereikia, čia pavojinga. Nes apačiau nieko nėra, jokio tinklo pakabinto nėra, jeigu nukrisi, tai bus viskas. Nu, tada ant keturiom užlipau. O toliau šiek tiek stovėjo tėvai ir du vaikai ant to akmens nušoka, tėvai nieko nesako. Tai spėju, kad didelė šeimas turi labai ir tas vienas vaikas gal netaip jau čia ir baisu prarasti jiems. Nes Raimondų nelipo, jai neužteko drąsos. Tokia va, šiandien dienelį nusimatom. O dar fainas dalykas bare. Kažkaip vienas klientas, mes minimaliai pažįstami su juo esam, bet metų tai nežinau kiek. 20 gal atgal. Jis mane prisiminė, aš nepažinau jo, bet prisiminė, kad mes buvom bendravę. Ir kažkaip pašnekėjom, visi šnekėjom, fainai visai pašnekėjom. Ir sako, žiūrėk, sako, mums bešnekat prie užsienietį, sako, koks Wi-Fi kodas aš parodžiau, jisai susivedė. Sako, yra QR kodai, kur gali pasidaryti ir prisijungs. Tai ką jūs mano, pabrausi, nu tikrai, sugeneruoji QR kodą, su telefonu nuskenuoji ir iškart prisijungęs prie Wi-Fi'aus. Nereikia vesti nei pasvardą, nei tinklo rinktis nieko. Nuostabu. Tai padariau tokį vienam bare Trakų gatvėj, local pub'e. Ir padarysiu ir kitam bare. Nuostabu, galite namie pasidaryti, jeigu tai svečiai duodat nuskenuoti iškart ir prisijungia. Labai patogu, žiauriai gerai padaryta. Nu, funkcionalumas, aišku, čia turbūt Androidas, gal ir Apple'as palaiko turbūt, aš manau, kad. Tai nežinojau apie tokią galimybę ir labai džiaugiuosi, kad ją sužinojom, tai kažkaip labai smagu. Tai ką, turėjau daug svarainių. Raimondos brolis atidavė mums atidavė svarainius, davė daug svarainių, o aš labai norėjau midų pabandyti. Ir galvoju, kiek jų dėti. Nu ir nežinau, brausinau internete, kažkaip neradau normaliai, kad būtų parašyta, kiek maždaug dedamoje, kaip reikia daryti. Radau, kad paverda, tai čia dezinfekcijai, tuo pačiu naudinga turbūt, bet ilgai turbūt nereikia. Tai ką padariau, paėmiau kelis svarainius, susipjaušiau, labai smulkiai sutryniau, labai smulkiai supjaušiau beveik į košę, kad sultis suspaudžiau tai maksimaliai, žodžiu, ir kad sultis net išbėgo iš dalies. Ir pyliau midaus, turėjau neutralaus midaus pasidaręs iš anksčiau, su to midum sumaišiau, paragavau proporciją. Nu ir labai fain, ta rūgštis gaunasi. Klausimas, ar kas nors gers tokį rūgštų, bet įdėjau cukraus ir gavosi nuostabiai. Reiškia, darysiu turbūt saldų midų, mano. Pirmas bus saldus midus. Klausau. Sveiki. Lietuvos skambina. Taip. Nežinau, ar matėt mano laišką? Mačiau, aš parašiau, paklausiau, aš jums atsakysiu, žinokit. Nes aš matau, kad šiandien partneriai vėl bandys surinkinėti, matau, važiavo sistemą ir matau, kad vėl yra uždėjęs statusą apie pietus, matau, važiavo. Tai dabar nežinau, ar čia mūsų laiku ar Lenkų laiku, bet kad važiavo ir vėl yra uždėtas statusas, kad yra neparuoštas surinkimui. Siaubas, nes pirmą kartą mums su šitais partneriais, kad taip nutiko, nes jie viską atsiuntė, svorius atsiuntė, paletės atsiuntė, viską atsiuntė, tai dėl to labai... Aš viską nusiunčiau jiems. Jo, aš iš karto nusiunčiau. Ne, aš parašiau ryte, dar negavau, tai laukiu atsakymą iš jų, tada aš jums iškart pranešiu, kai tik gausiu. Jo, tai tada gerai, šiandien bet kokiu atveju tikriausiai nebesurinks, bet būtų gerai. Tai aš suprantu pilnai jūs, čia atsiprašau, kad taip nutiko, bet sakau, pirmą kartą mums taip, kad su jais. Pilnai suprantu, žinokit, būna taip nutinka, tai tiesiog nesvarbiausia, kad įsiaiškintumėt nuo jo. Jo, aš kai tik gausiu atsakymą, iškart jums parašysiu, būtinai. Gerai, tada. Ačiū labai tada, iki. Būna ir taip, išvažiavo į Funky Fluidus, atsiuntė kiek paliečių yra, kiek paimti reikia.
alaus. Aš viską suforminau, nusinčiau kurjerius ir alaus nėra paruošta. Nežinau, tai kodėl taip ir ką daryti dabar, nežinau. Kadangi tas žmogus, su kuriuo aš ten pagrindinė bendrauju, tai jisai atostogauja, bet kasdien atsako, tai tiek, kad jisai atostogauja JAV, man atrodo, išvaręs, tai čia laiko juostas skiriasi. Nu, žodžiu. Tai nepaima jau nuo ketvirtadienį turbūt nepaėmė pirmą kartą. Tai šiandien pirmadienis. Būna ir taip. Kartais. Tai va, tai grįžtam prie svarainių. Žiauriai norėjau svarainį, nes man taip skanu yra, manau, darydavo trauktinę svarainį. Nu, žiauriai skanu. Ir tai dabar darysiu turbūt bandysiu daryti pirmą midų svarainį savo. Tikiuosi pataikysiu proporcijas. Šiaip pasalinti galim ir vėliau, čia baisaus dalyko nenutiks. Vis tiek mielės iki begalės nekonvertuoja cukrus. Tai tiek, kad bus stiprus labai. Tai toks bus, reiškia, proginis ir bus po truputėlį visiems palašiuką. Pasidalinimui, po taurelį, po 100 ml. Jeigu pavyks. Aš galvoju, kad pavyks. Tęsiant apie midų, artimiausių metų laukia, per artimiausią pusmetį, bus 3 vietos, kur važiuosiu teisėjauti midaus konkursuose. Ir kas įdomu yra, kad iki šiol pasirodė tik 3, kažkaip skaičiavau, lyg tai 3 teisėjavau. Tik tai, o atrodo, kad jau begalę kartų esu buvęs. Tai labai lėtas procesas, kai nežinai, kur ir kiek ir kur kas teisėjauti. Tai čia toks laiko klausimas, kiek kada prisirinki tų kontaktų, prisirinki vietų, nes nelabai daug dalinasi visi tokiais dalykais. Ir vidaus teisėjai, jeigu anksčiau dalino ten skersai išilgai tuos teisėjo, kaip sakyti, vardą teisėjo turbūt, ne? Tai kai aš buvau ten dienos kursą, tokie labai supaprastinti ir tada gauni, kad arba pirmą arba antrą lygį teisėjai iškart. Pirmas, jeigu nemokė angliškai, o antras, jeigu mokė angliškai. Tai antrą lygį turi bet kas tos kursus praėjo. Tai dabar kursų po truputėlį sunkina, nes teisėjų jau yra, teisėjauti jau yra kam, tada pradeda sunkinti, kad jų nebūtų begalybė ir kad būtų pasimokyti prieš tai, kad kvalifikacija teisėjų pakiltų. Nes jeigu tu jų neturi, tai vėlgi, tu geriau duosi pradžioj, kad jie pasikels per konkursus ir tada turi tam tikrą kiekį, tada jau sunkinį. Tai va, turėčiau pagal viską pasikelti iki 3 lygio savo teisėjavimo vardą. Tai nežinau, kiek tai gerai, kiek blogai, bet tiesiog tas pirmas, antras yra, apie nieką. Realiai, ten gali būti žmogus absoliučiai nesuprantantis apie midų ir gali būti žmogus labai daug patirties turintis miduje. Ir turėti antrą lygį, kas nėra teisinga. 3 jau yra, reiškia, kad tu tikrai kažkiek įdėjai jėgų, įdėjai savo sveikatos. Vėlgi, ten tie 3, 4, 5 lygiai, ten labai sudėtinga yra gauti. Per 5 gal ten jie patys tik savo pasiėmę turbūt turi. 4 ten irgi kažkam davė, bet ten tokie daugiau formalumai. Tie, kas pirmi gavo, tiesiog už kažkokius tai gerus santykius greičiausiai. O kiti turi užsitarnauti dabar. Tai aš nežinau, ar yra kas užsitarnavo 4 lygį patys. Turbūt, kad ne. Tai aš galbūt užsitarnausiu pats savo 3 lygį. Kartu su Virgiu. Virgis už mane vienu daugiau turi, nes pernai jis važiavo į Ispaniją teisėjauti, kai aš negalėjau važiuoti, nes vyko lygiai per VAFą. Taip kad aš esu antro lygio teisėjas ir taip į mane nieko nesako. Tai prasme, kiek aš žinau, nepasako nieko. Tai kad daugam skamba gal kietai, kad antro lygio ir dar teisėjas, bet tai žinokit, kad man smagu, kad skamba kietai, bet realybėj truputėlį kitaip. Čia kaip žinot, kaip kai kurios konkursai būna, kur apdovanoja praktiškai visus. Ir ten gauna kažkokį medalį ar kažkokį apdovanojimą gauna beveik visi dalyviai. Tai tokių tikrai yra. Ir visi giriasi ir kai tu jie žinai, atrodo, medalis, tiek faina. Arba dar kiti nusipaišo medalius ant butelių. Jie tokių yra dalykų, kad
kai kurie bravarai ant savo nupaišo ten neegzistuojančius kažkokius medalius. Jis sako, čia ne medalis, čia tiesiog ženkliuką mes nupaišėm. Taip kad medalis medalių nelygu, konkursas konkursų nelygu. Vėlgi, atsiminkit, jeigu konkursas koks nors vyksta, labai svarbu žinoti, kelintas tai yra konkursas. Nes pirmieji konkursai būna paprasti, mažai dalyvių, lengva laimėti. O konkursai ilgamečiai jau kur daug ilgai vyksta, o ten jau reikalų atsiranda. Ir tas pats, kur Mid Madness Cup, kuris vyko Varšuvoje, šiemet vyks, kitais metais vyks Krokovai. Nu, pernai buvo jau rimtas konkursas. Užpernai ten dar prieš tai buvo toks, praškai Lenkai, ypač komerciniai, atsiūsdavo, ten praškai kiti nesiūsdavo. Ir ten būdavo toks komercinių lygis nelabai koksai. Tai pernai buvo labai faina. Labai įdomių, labai gerų, komercinių buvo, labai nustebino ir tikrai, sunku kovoti, jau yra reikalų. Iš kitos pusės yra, nepamirškit, tokie dalykai kaip kategorijos. Viena kategorija gali turėti 20 dalyvių ir 3 medaliai yra, kita gali turėti 3 dalyvius ir 3 medaliai. Arba net būna ir 2 dalyviai ir kažkurie gauna 2 medalius, vieno neduoda. Tai jeigu jis nesugedęs, tai jis gauna medalį. Tiesiog sėkmės faktorius pavyko. Todėl medalių irgi nepervertinkit niekada. Gerai, kai galite pasigirti, nes daugam tai veikia, bet iš principo tai nebūtinai kažką reiškia ir nebūtinai daug reiškia. Taip, kad nei konkursai, nei medaliai, nei teisėjo antras lygis nereiškia daug dalykų.